Labas vakaras, trečiadienio naujienos iš Alytaus ir Dzūkijos iškart po trumpo įvykių anonso. Trečiadienio žiniose matysite, progimnazijos direktorės pareigas keičia į tarybos nario mandatą. Manau, palaukime laiko, kada gerbiamas meras pasakys savo nuomonę. Tiesioginius mero rinkimus laimėjęs Ričardas Malinauskas druskininkams žada ir daugiau gerų permainų. Loretos galerija pristato dailininko Vladimiro Bogatyrevo akvarelių ir tapybos darbų parodą Flopsai. Akvarelės technikos subtilybėmis, trapumu, elegantiškais potėpiais. Autorius visada ieško naujų personažų. Kone 9 metus vadovavusi tuometiniai Piliakalnio pagrindiniai mokyklai, dabar progimnazijai, Laima Vincė Kirkliauskienė pati miesto tarybos prašosi atleidžiama iš einamų pareigų. Jis savivaldos rinkimuose pelnė rinkėjų pasitikėjimą ir nutarė pasukti į aktyvią politiką, atsisakydama, kaip ir numato įstatymas, mokyklos direktorės pareigų. Daugiau kaip 40 mečius dirbusi Alytaus švietimo sistemoje, kone 9 metus iš jų vadovavusi dabartiniai Piliakalnio progimnazijai, Laima Vincė Kirkliauskienė nutarė pasukti į aktyvią politiką. Savivaldos rinkimuose socialdemokratų sąraše ji buvo antruoju numeriu. Po reitingavimo išliko toje pačioje pozicijoje ir iškovojo tarybos nario mandatą. Jis savo norų traukėsi iš mokyklos vadovo pareigų ir renkasi darbą taryboje. Dėl to, kad mokyklos direktoriaus pareigos nesuderinamos tarybos nario mandatu ir taip įstatymai reikalauja, kad reikia arba atsisakyti 10 dienų prieš pirmąjį tarybos posėdį tarybos nario mandato, aš pateikiau pasiūlymą tarybai, kad mane atleistų iš direktoriaus pareigų ir kad galėčiau dirbti taryboje. Rytoj taryba svarstys. Progimnazijos direktorė pamena, kad kai prieš kone 9 metus pradėjo darbą, daug kas prognozavo, kad mokyklai nepavyks išsilaikyti. Dabar Lietuvos progimnazijų vertinime Piliakalnio progimnazija užima 14 vietą, bendradarbiauja su nemažai užsienio partnerių. Te trūksta tik daugiau moksleivių. Puikiai prisimenu, kaip atėjau į šią mokyklą dirbti. Svarstymų buvo visokių iš įvairių tarybos narių, kad nesugebėsim, kad nepadarysim, bet bendrom jėgom su tokiu puikiu mokyklos kolektyvu padarėm išties labai daug. Aš manau, kad ir vadovai palikti mokyklą tada, kada mokykla tikrai gerame stovyje, tai nėra taip sudėtinga. Į tą mokyklą tikrai norės ateiti dirbti kiti perspektyvūs vadovai. Tai manau, kad tai pats momentas toks. Beje, greta naujienos, jog Laima Vincė Kirkliauskienė savo norų traukėsi iš mokyklos vadovo pareigų ir pradeda darbą taryboje, ėmė sklandyti gandai, jog ji galėtų tapti viena iš naujai išrinkto mero Vytauto Grigaravičiaus pavaduotojų. Alytuje kalbama, kad vienas iš vicemerų galėtų būti ir Laima Vincė Kirkliauskienė. Ką jūs atsakytumėte į tokias kalbas? Ačiū žmonių pasitikėjimą, tai iš tikrųjų labai malonu girdėti, bet manau, palaukime laiko, kada gerbiamas meras pasakys savo nuomonę, viskas artimiausiu metu išsispręs. Tegu tai lieka mažai intriga. Laima Vincė Kirkliauskienė politikoje nėra visiška naujokė. Ji yra dirbusi Seimo nario Artūro Skardžiaus padėjėja. Taip pat politiką iš šalies stebėjo, mat yra anapilin iškeliavusio ilgamečio Alytaus mero Vytauto Kirkliausko žmona. Daina Baranauskaitė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Dabar matysite išskirtinį druskininkuose tiesioginius mero rinkimus laimėjusio Ričardo Malinausko interviu Dzūkijos televizijai. Mes kalbamės su druskininkuose tiesioginiuose mero rinkimuose triuškinančią pergalę nugalėjusiu ir dabartiniu ir netrukus dar sykį jums regalijos bus uždėtos su gerbiamu Ričardu Malinausku. Labas vakaras. Labas vakaras. Taip, tai iš tiesų ir Dzūkijos televizijos nekartą buvote laidose, debatuose, kartu su oponentais kalbėjote ir ne visą laiką tos nuotaikos buvo geros. Vis tik sakykite, ar tikėjotės, jog nugalėsite tokiu santykiu, nes minčių iš tiesų buvo ypač pas konkurentus, kad antrasis turas bus? Kiek aš žinau, tai pas konkurentus buvo ne tik tai, kad minčių, kad antrasis turas bus, kad jau jie tikrai laimėjo ir netgi tam tikrus ne visai gražius darbus pradėjo daryti dar iki rinkimų, kalbant jau apie jų būsimus darbus mero poste. Tai įvertinant tai, kad tas purvas, tie išsigalvojimai, tie skundai be paliovos, kurie buvo rašomi į įvairias tarnybas, institucijas ir taip toliau, tai tęsiasi praktiškai visą kadenciją buvusią. Tai
Aš galvojau apie rezultatus, bet apie tokius teigiamus man asmeniškai, mano komandai galbūt netgi nesitikėjau arba galvojau, kad jie bus gerokai prastesni, bet aš labai džiaugiuosi žmonių supratimu, matymu konkrečių realių darbų, matymu tai, kaip kas dirba ir taip, kas ką žada. O mes žadėti nežadėjom nei jokio, nei vieno nerealaus arba neįmanomo darbo, o tikrai tik tai, ką darėme iki šiol, ką planuojame daryti ateityje ir garantuodami už tai, kad tai bus padaryta, kas jau yra suplanuota. Kaip manote, dėl ko šie rinkimai jums buvo tokie sėkmingi? Aš manau, kad oponentai persistengė su savo purvo pylimu ir žmonės tikrai atrinko pagal tą seną patarlę atskirti grūdus nuo pelų ir įvertino tuos žmonės, kurie dirbo ne tik tai praeitą kadenciją, bet ir anksčiau, nuo tų, kurie staiga kaip visažiniai, kaip visagaliai iššoka prieš mėnesį 2-3 ir staiga pateikia krūvas receptūrų, kurios yra neparengtos nei normaliais tyrimais, nei normaliom galimybėm, nei realiais darbais. Dauguma pietų Lietuvos savivaldybių išrinktų merų dirba, formuoja koalicijas. Druskininkai, kaip analogo neturinti savivaldybė, iš tiesų jums nereikia jokių koalicijų, nes jūs ir taip triuškinančiai laimėjote. Tiesiog klausimas, ar dirbsite su ta pačia komanda, su kuria dirbote lig šiol? Tai yra administracijos direktorius, vicemerai, patarėjai, ar kažkas keisis? Druskininkų savivaldybės tarybos dauguma, kurią sudaro, džiaugiuosi, vienos partijos nariai, tai yra 18 iš 25 ir aš labai džiaugiuosi, kad nereikės tam tikrą prasme pardavinėti druskininkų už palaikymą ar buvimą tam tikroj komandai, tai yra žmonės, su kuriais jau dirbta ne vieni metai, pradedant administracijos komandą ir taip pat Druskininkų savivaldybės tarybos komandą, kurioje pasikeitė galbūt tik tai porą narių. Mes galėsime dirbti ir toliau, dar kartą pasakysiu, nepardavinėdami, nežadėdami, nekurdami darbo vietų specialiai kažkam, tai už tai, kad būtų palaikymas, būtų balsavimas, būtų pakeliamos rankos ten, kur reikia druskininkų žmonėms. Aš džiaugiuosi už tokį žmonių sprendimą ir už tai, kad mes galime atsakingai prisimdami visus įsipareigojimus, visą atsakomybę už savo priimamus sprendimus ir vykdomus darbus. Ar laukia druskininkų kažkokie pokyčiai netikėti? Nes meras jau kuri kadencija yra Ričardas Malinauskas, sakykime, kaip mums teko kalbėti su Alytaus rajone, su Algirdu Vrubliausku nugalėjusi, tai jisai minėjo, kad, sakykime, pokyčių bus ir tikrai negalvokite, kad bus taip, kaip buvo. Tai o kągi sako Ričardas Malinauskas? O Ričardas Malinauskas sako, kad po šių rinkimų turiu žymiai daugiau energijos, jėgos ir sumanimų, negu tai buvo prieš 10 ar 15 metų, kad po rinkimų nakties sekanti diena tai buvo tokia, kur atrodo, kad tu esi kupinas energijos, naujų idėjų, kurių užteks dar ne tik šiai kadencijai. Ir aš net nebejoju, kad druskininkų žmonės balsavę už mane, už mano komandą nebus nuvilti ir kad daug reikalingų darbų ir žymiai daugiau negu kad patys įsivaizdavom jų bus padaryta. Ta garantuoju. Ačiū ir naudodamasi progą jūsų kaip savivaldybių asociacijos prezidento noriu paklausti, kaip jūs vertinate situaciją susiklošiusią su Alytaus miesto savivaldybės meru, jūsų kolega socialdemokratų Jurgiu Krasnicku. Na, žinote, visą laiką vertinti žymiai lengviau iš šono, kada nereikia nešti atsakomybės, kada neturi pilnos informacijos, tada vertinimas būna labai paprastas ir lengvas. Tai esu iš tų žmonių, kad daryti išvadas, kažką tai smerkti yra ne mano požiūriui, ne mano natūrai, kaip sako. Jeigu tai yra tiesa, kas buvo paskelbta, kas buvo parodyta, galbūt tai yra, tokius daugiau vakarėlio tema su tokiais labai jau pavadinsiu vyriškais tam tikrais išsireiškimais, kas galbūt ir nereikėtų daryti, bet pagalvojant apie mus kiekvieną ir apie save, galbūt panašių išsireiškimų būna, tik tai galbūt kalbant ne apie šalį, o apie kaimyną arba šiaip gyvenimą. Kągi, dėkojame Jums už pokalbį ir linkime Jums sėkmės. Ačiū Jums. Iki kovo pabaigos Loretos galerija kviečia apsilankyti dailininko Vladimiro Bogatyrevo akvarelių ir tapybos darbų parodoje Flopsai, pasakoja Rūta Kašėtienė.
Loretos galerija pristato dailininko Vladimiro Bogatyriovo akvarelių ir tapybos darbų parodą Flopsai. Joje eksponuojamos dailininko akvarelės žavinčios technikos subtilybėmis, trapumu, elegantiškais potėpiais. Dailininko darbai žavi akvarelės technikos subtilybėmis, trapumu, elegantiškais potėpiais. Autorius visada ieško naujų personažų ir būtent charakterių įvairių. Menas yra tam tikra terapija, tikroji pagalba žmogui ir dailininkas savo darbuose siekia pozityvių emocijų. Tai mes šią parodą tiesiog irgi, tai yra nauja paroda, tokios neturėjo niekada šioje galerijoje, taigi pristatome Vladimirą Bogatyriovą ir jo akvarelės. Vladimiro Bogatyriovo paveiksluose atspindėtos pastarųjų metų mylimiausios jo temos – išdykėliai mikrožmogeliukai, flopsai, muzikantai ar lėkinai iš Venecijos ir peizažinės kompozicijos. Šioje parodoje būtent jisai parodo flopsus. Tai flopsai tai yra maži žmogeliukai ir jie yra tie, kurie myli muziką. Ir per juos autorius nori kalbėti apie klasikinės muzikos grožį ir visi personažai iš tikrųjų yra išgalvoti. Šiaip jisai dažniausiai lieja akvarelės, peizažai gali būti gėlės, balerinos, bet šiuo metu jisai pateikia iš viso naujus personažus, tai flopsus. Vladimiras Bogatyriovas yra surengęs daugiau nei 100 parodų Lietuvoje ir užsienyje. Jo darbai puikuojasi privačiose kolekcijose įvairiose šalyse. Vladimiro Bogatyriovo akvarelių ir tapybos darbų parodą Loretos galerijoje apžiūrėti galima iki kovo pabaigos. Rūta Kašėtienė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. 39 metų moteris vairuodama automobilį kliudė į važiuojamąją dalį įžengusį 17-metį. 67 metų vyriškiui nenustatyti asmenys naktį į balkoną įmetė Molotovo kokteilį. Daugiau apie savaitgalio nusikaltimus ir nelaimės praneša policijos atstovė Kristina Janulevičienė. Prienų rajono policijos komisariate gautas vyriškio pareiškimas, kad iš automobilio Audi 100 stovėjusios Stakliškių seniūnijoje pavogta piniginė, kurioje buvo asmens tapatybės kortelė, neįgaliojo pažymėjimas, mokėjimo kortelė ir 150 eurų, nuostolis 155 eurai. Apie 18 valandą Prienuose Vytauto gatvėje išgertuvių metu 20-metis vaikinas sudavė smūgį į veidą 22 metų vaikinui, 20-metis apklaustas. Varėnos rajono policijos komisariate gautas 32 metų moters gyvenančios Varėnoje pareiškimas, kad turgavietėje esančioje Savanorių gatvėje iš jos pavogta rankinė, kurioje buvo asmens tapatybės kortelė, 450 eurų ir raktai, nuostolis 565 eurai. Varėnos rajono policijos komisariate patikslinus įvykio aplinkybės pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kovo 14 dienos Vydenių seniūnijoje galimai padegto ūkinio pastato priklausančio 96 metų vyriškiui. Gautas pranešimas, kad apie vidurnaktį Varėnos rajono kelio Pirčiupiai Eišiškės 1 kilometre 20-metis jaunuolis siekdamas išvengti administracinės atsakomybės už automobilio vairavimą neturint teisės vairuoti, nes jie yra atimta. Varėnos rajono policijos komisariato viešosios policijos skyriaus pareigūnams davė 320 eurų kyšį. Jaunuolis apklaustas. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ieško 16-metės Vaidos Masionytės. Kovo 21 dieną paauglė savavališkai pasišalino iš Alytaus globos namų ir iki šiol negrįžo. Vaida Masionytė vidutinio kūno sudėjimo, apie 1,60 cm ūgio, plaukai ilgi, tamsūs, akys rudos. Išeidama iš globos namų ji vilkėjo šviesiai žalios spalvos striukę, dėvėjo raudonos spalvos sportinį kostiumą, avėjo sportinius batelius. Gyventojus, ką nors žinančius apie Vaidos Masionytės buvimo vietą ar ją mačiusius, prašome skambinti telefonu 8315 55 627 arba bendruoju pagalbos telefonu 112. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Lazdijų rajono policijos komisariato pareigūnai ieško 78 metų Juozo Sigito Daugėlos. Vyriškis išėjo iš namų esančių Lazdijų rajone Veisiejų seniūnijoje Laibagalių kaime ir iki šiol negrįžo. Paskutinį kartą giminės namuose jį matė kovo 22-ąją. Dingusiojo Juozo Sigito Daugėlos požymiai: lieso kūno sudėjimo, apie 1,70 cm ūgio, akys mėlynos, su nedidelė barzdele. Galėjo būti apsirengęs pilkos spalvos sportiniu kostiumu, languotais marškiniais, ant galvos užsidėjęs pilkos spalvos kepurę. Gyventojus, ką nors žinančius apie Juozo Sigito Daugėlos buvimo vietą ar jį mačiusius, prašome skambinti telefonu 8318 51782 arba bendruoju pagalbos telefonu 112.
Druskininkų policijos komisariato pareigūnai ieško 39 metų Vytauto Karpio. Vyriškis vasario 16 dieną iš namų esančių Druskininkų savivaldybėje Viečiūnų seniūnijoje Jaskonių kaime išvyko dirbti į Kauną ir iki šiol negrįžo. Dingusiojo Vytauto Karpio požymiai: lieso kūno sudėjimo, apie 1,70 cm ūgio, akys rudos, plaukai juodi, banguoti, trumpi, ties milkiniais pražilę. Vyriškis vilkėjo mėlynos spalvos džinsais, rudos spalvos trumpa medžiaginė striuke. Gyventojus, ką nors žinančius apie Vytauto Karpio buvimo vietą ar jį mačiusius, prašome skambinti telefonu 8 313 59 057 arba bendruoju pagalbos telefonu 112. Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Tiek naujienų šį vakarą. Iškart po žinių tiesioginėje laidoje Pozicija besibaigiančios kadencijos Alytaus miesto vadovų ir opozicijoje dirbusių tarybos narių diskusija. Kas pavyko, o kam pritruko sėkmės, iškart po žinių. Orų rubriką remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija. Artimiausią naktį Alytuje ir Vilniuje bus 2, Kaune ir Klaipėdoje 3 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio dieną Alytuje numatoma 14, Kaune 12, Vilniuje ir Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.